Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Miestas pas mus plečiasi vienas taip, kitas taip, bet jisai plečiasi į šalis. Čia statomas visa pastatų grupė, kurie eina kažkaip nuo viršaus į apačią, ten galima kitą formą dėti, bet jinai yra 3D, mes vadinam 3D išmatavimą, mes jau šitą miestą skaičiuojam kubais, o ne kvadratiniais metrais. Unikalios ir svarbiausia lietuviškos idėjos atsinaujinančių išteklių energetikoje, realūs patentuoti lietuvių išradėjų projektai. Taip pat laidoje. Ir ekologiška ir laisvai bėgiojus, tai gali kainuoti 15 galbūt svarų. 15 svarų, 12, gal 60 litrų. Nu tai kaip pas mus, iš principo. Jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją, tai laida Ekovizija žalioji idėja. Netrukus pokalbis, tad dabar dosie. Beata Nicholson gimė Radviliškyje, augo Kėdainiuose, agronomės ir veterinaro šeimoje. Nuo vaikystės Beata grojo fortepijonu ir svajojo tapti žurnaliste. Sėkmingai įstojo, taip pat sėkmingai baigė ir dirbo televizijoje. Prieš 9 metus sutiko anglą Tomą ir greitai ištekėjo. Dabar su vyru Londone augina 5 Izabelę ir 3 metukų Jurgį. Rašo receptų knygas, kurias labai perka lietuviai. Ir dar Beata rašo gastronominį internetinį puslapį. Studijuoja maisto gamybos meną Londono kulinarijos mokykloje. Beata Nicholson vos spėja sukti savo gyvenime. Šeima, 2 vaikai, mokslai ir dar aistra gaminti ir dalinti savo gastronominę patirtimi. Ji daug daro, daug ir padaro, net gyvendama 2 gyvenimus. Visai niekam nežinomos mamos Londone ir pripažintos rašytojos ir žurnalistės Vilniuje. Kviečiu žiūrėti. Beata, kaip tu sekasi tu Anglijai? Kaip man sekasi? Na, visai neblogai sekasi. Net nežinau, kaip pasakyti, gerai sekasi. Lygiai taip pat kaip ir čia neblogai sekasi. Tai taip... Nu, bet tu kažkaip visai esi tenais jau. Taip, esu, bet aš kažkaip, žinai, jaučiuosi, kad kadangi pakankamai dažnai atvažiuoju, tarkim, kas kokius porą mėnesių, ar pas mane atvažiuoja svečiai iš Lietuvos ir šiaip kažkaip, kadangi rašau, žinai, savo tinklaraštį Lietuvai ir daugiausiai mano skaitytojų yra iš Lietuvos, aš taip kaip ir nesijaučiu, kad aš būčiau kažkaip, žinai, toli. Tai tiek, toksai, žinai, modernus šiuolaikinis gyvenimas. Izabelė mano sako, mama, aš noriu gyventi Lietuvoje. Tai sakau, turi išmokti rašyti, skaityti lietuviškai ir galėsi atvažiuoti universitete mokytis. Viena gyvensi, galėsi čia viena atvažiuoti ir mokysis universitete. Jinai taip pagalvoja, paskaičiavo, taip girdžiu skaičiuoja. Kai bus 19, taip? Sakau, taip. Tada vėl pagalvoja, bet aš mamos norėsiu. Nevažiuosiu, tu turėsi atvažiuoti. Bet tu atvažiuosi į Lietuvą ir gyvensi viena, žinai. Nes man kažkaip tai net Aš nežinau, galbūt. Man labai yra sudėtinga atsakyti šitą klausimą, nes šiaip visi paprastai kažkaip tikisi tokio tiesaus atsakymo. Bet aš manau, kad dabar į daugelį dalykų nėra to vieno atsakymo, kaip tarkim, ar aš esu londonietė, ar vilnietė, ar kėdainietė. Nes iš tiesų, man atrodo, vienodai galbūt galima gerai mėgti ir sūrį, ir dešrą, o ne tik tai dešrą, žinai. Žinai, labai yra sunku ir sudėtinga kalbėti apie pajamas, bet iš tikrųjų tai taip, aš manau, kad aš noriu toliau, dabar mokausi savo to, žinai, mokyklą. Dar aš sukūriau prijuosčių kolekciją. Tai turiu savo prijuostę. Prijuosčių kolekciją. Taip. Okay. Tai prasidės kaip Oliveris, ne, ten padukai, prijuostės, lentelės, makaronai, blynai. Nesiūlė tau, ne? Ne, kol kas dar ne. Dešrūnė. Beatas dešras. Grietinė, bet. Aš nusipirksiu ir kiaušiniai.
nusipirksiu kaimišką vištą. Labą dieną. Klausyk, kai tu gamini maistą apskritai, bet tas visas pasaulio pamišimas dėl raidžių ir dėl tų visokiausių. Aš turiu galbūt, kažkaip manau, kadangi Lietuva yra maža ir viskas vyksta labai greitai, tai tas išplito labai greitai. Iki tol visi valgė ir nesusirūpino, o staiga pakilo tokia panika, kaip kad vilkas būtų įbėgęs vištų bandą. Tai panaši tokia reakcija, man atrodo, atsitiko ir kartais žmonės tiesiog paniškai bijo iki galo, tiksliai nežinodami, kas yra tas ir panašiai. Bet aišku, šiuolaikinė pramonė ir maisto pramonė, jeigu mes norim ilgai džiaugtis negendančiais produktais, viską pirkti dideliais kiekiais ir daug ir visko valgyti, tai yra tiesiog neįmanoma maitintis, žinai, ir pamaitinti pasaulį tokiu dideliu apetitu, nenaudojant jokių kažkokių tai priedų. Žiūrėkit, ir marinuotas viščiukas, sparneliai, šviežias viščiukas, man reikia šviežias viščiukas, bet... O tai jūs patys jas auginat? Tai tada 60 litų kainuoja. 60, 58 ir virš 60. O kiek parduotuvėje kainuoja parduotuvinė višta? Parduotuvinė višta kainuoja apie 10, 12, 15 litų, priklausomai nuo akcijos, žinai. Ir kokios ten kainos? Tai taip pat. Kiek? Tuoj pasakysiu, kokios kainos. Taip, jeigu paprasta višta, kuri užauginta ten paukštynė, tai jinai gali visa višta kainuoti apie 2 kg višta, tarkim 4-5 eurus, tai 20 litų. Tada jeigu tai yra višta, kuri bėgiojo laisvėje ir tarkim valgė kukurūzus, tai jinai kainuos apie 10 svarų. Apie 10 svarų? Taip, 40 šitų. O jeigu bus ir ekologiška ir laisvai bėgiojus, tai gali kainuoti 15 galbūt svarų. 15 svarų, 12, 13, gal 60 litų. Nu tai kaip pas mus, iš principo. Iš principo. Pone, jūsų višta kainuoja tiek pat, kiek ir Londone. Nu, bet gera višta. Žinokit, gera višta. Gera višta gerai kainuoja. Taip. Ačiū Jums labai. Nebūtinai stengiuosi, kad visi mano maisto produktai būtų būtinai organiški. Tarkim, aš labiau esu už, tarkim, tą subalansuotą vartojimą ir vartojimą vietinį, tarkim, ir sezonišką vartojimą. Tai reiškia, žinai, nes vis tik braškės nebus tokios skanios žiemą, kokios jos, žinai, bus skanios birželio mėnesį. Ir vėlgi, tarkim, angliškos braškės arba prancūziškos braškės bus 3 kartus, bent jau 2 kartus brangesnės ir toje pačioje Anglijoje ir Prancūzijoje negu ispaniškos braškės ar braškės iš Maroko. Dėl to, kad yra paklausa, žmonės mieliau perka. Ir jeigu, tarkim, lygiai taip pat yra atsitikę su kitais, tarkim, produktais. Ir lygiai taip pat Lietuvoje, kaip Lietuvoje visi nori, tarkim, lietuviškos kiaulienos, lietuviškos vištienos ir panašiai. Ir taip kaip ir raukia nosį dėl lenkiškos kiaulienos ar panašiai. Tai lygiai taip pat ir Britai, jie labiau vertina ir kaina yra aukštesnė vietinių produktų. Anglijoje, tarkim, už gerą kepalą duonos, kuri iškepta, tarkim, ne ten kažkoje industriniai dideliai kepykloje, o kepyklėliai, kur patys žmonės raugą daro, sourdough vadinamą. Tai nedidelis, toks, tarkim, sourdough kepaliukas kainuoja 3 eurus, 3,50, 2 eurus. Tai 12 litų. Tai, bet sakykime, tokia duonytė kainuoja 12 litų. Anglijai, kiek kainuoja šitą duoną čia? Ne, visas. Dabar moku 13. Nu, gal ne tokia didelė, gal šiek tiek mažesnė. Aš kalbu apie visą kebaliuką šitos rūpos. Gal svorį, apie 13, 14. 13, nu brangiau, brangiau. Panašiai. Bet brangiau.
Bet kokia brangi višta, ką? Labai brangi višta. Gilėsi jūs nusipirkti? Nesigailiu. Labai džiaugiuosi. Bet tai prabangos prekė. Tai yra prabangos prekė. Bet už tai reikia tą vištą, kaip sakant, labai pagarbiai su ja elgtis. Na taip. Iškepti, suvalgyti, kas išeina, nes turbūt iš tokios vištos galima pamaitinti 6 žmonės. Aš taip manau. Jeigu jie nelabai daug valgo. Vis tiek išeina vienam žmogui 4 po 10 savus ir bičių. 2 vaikus. Taip. Labai brangu. Brangu, bet tada paskui reikia iš kaulų ir iš tų mėsyčių, kas liko, išvirti sriubą. Puikus sultinys. Ta prasme, Tai vėl prasitęsia vištos naudojimas, kaulų gink neišmesti, nuvirti jos. na, galima tą vištą supjaustyti mažais gabaliukais ir virti visą savaitę kiekvieną dieną sriubą. Taip. Arba galima sriubą virti. Ir tada mėsytę palikti vaikams. Taip, mamykė suvalgo sriubą. Sriubą. Taip ir turėtų būti. Mamykė sriubytė sveika. Jo. Vaikams sriubytė taip pat sveika. Iš tiesų, tada tu pagarbiai elgiesi su ta mėsa. Ir Kaip? ne tai, kad, ai, Kiekvieno- suvalgėm, išmetėm. Čia Jo. su šuniu nesidalini. Ne, su šuniu nesidalinė. Taip. Šuo taip pat yra prabangos prekė. Argi ne tai? Prekė, sakyčiau, prabangus draugas. Prabangus. To ir šunim prasidės maistai ekologiški. Dabar yra tik tai alergiškiam Oi, šunim. tai bus šunim ne tik labai- tai, kad ekologiški maistai. Šalia manęs yra parduotuvė, kur yra šunų, kaip sakant, įvairiausi, pradedant Sveiki, sveiki. žaislais, baigiant rūbais ir guoliais, sausainiais, dovanom. Per kalėdas, prieš kalėdinių laikotarpių yra atskiras stendas vien tik tai dovanos augintiniams. Taip. O aš Paryžiui kažkada tai filmavau netgi tokį reportažą, kur amerikietė, ir aš net nebejoju, kad ir toliau sėkmingai ta kepyklėlė veikia Paryžiuje. Šunų kepyklėlės, kur kepami sausainiai šuneliams. Ekologiški. Tu gali kas rytą nupirkti jų šiltų. Taip, ir tu gali šiltų, šviežių. Na ir kaip tu nupirkti. manai, kur link veda toks vartojimas iš tiesų? Bet toks. Kur link veda? Toks verslumas pasaulyje. Aš manau, kad galbūt iš Nes aš tiesų, nemanau, jeigu kad labai tai yra daug apie tai rūpestis pradedi šuniu. Ta galvoti. prasme, tai yra rūpestis savo verslu, žinai, kiekvienas skuba sugalvoti kažkokį tai naują verslą. Bet čia nėra rūpestis Taip, šuniu. bet jeigu iš kitos pusės mes pagalvosime, bet yra žmonių, kurie perka tos visus daiktus. Na taip, šunį, nes dėl jeigu to, jie yra- kad žmonės labai mėgsta vartoti ir gyvena tokioj susvetimėjusioj visuomeniai, kur mažiau, tarkim, yra daugiau vienišų žmonių, yra žmonių, kurie turi daugiau pajamų ir jie kažkur tai tą savo meilę turi padėti, tai už tai ją atiduoda savo augintiniams.